Pradedam kelionę į Alytų. Trakų Vokės dvaras. Nu ką, turim 10 kilometrų. Dak 5. Pajėzau! Leonavičius! Papasaka kitą. Sodų bendrijoje Šilčiausiarose turime 600 kvadratinių pilį, kur pirmi daug yra paprasčiausiai betonkė, o viršus yra pilis su, ir ten dar skulptūra yra, reiškia. Turim jauniausią žygio dalyvį. Koks tavo vardas? Labas, o kiek tau metų? Turi? Super, ar sunku eiti? Ne. Nesunku? Nu jau atsakė. O tavo čia? Nepulsim ginčytis dabar, žinai, sakė, kad ne, tai ne, žinai. Ar eisi kitais metais? Bet kitais metais tu pats eisi. Savo kojytėm. Taip? Gerai, iki tol turėsi treniruotis. Taip? Gerai. Nu, šaunu. Tu pažadėjai, Rimai, žinau. Įrašas yra, reiks eiti. Ja. Savo žodžius, aš nepavargau, aš dar einu. Ir čia kiek tik 20 km toj nueisim ir eisim toliau. Kiek tu šiemet? Aš eisiu, kol komanda palaikys normaliai, jo, mes einam visada daug. Pernai 100? Nu taip. Šiemet daugiau reikia? Pernai 105 man prisuko mano laikrodis. Man dar daugiau. Alytus toli, Lietuvos pakrašty. Visą kelią įveikė, aš tik tai vos panešiau kelis kartus. Šaunuolis. Dak 5. Super. Pažiūrėk, kokios nori. Bandelė! Gerai pavalgius, gerai einasi. Tai vat nežinau, kurią čia košę rinktis. Ko gero, abidvi. Abi valgysiu, kad įveikčiau 100 kilometrų. Ir visiems rekomenduoju, valgykit košę, įveiksit kilometrus. Nesvarbu, kokie atkarpa būtų. Etikėčių, neaktyvus. Rekomenduoju. Tu balansuota vaikštantį ir nevaikštantį. Vytauto didžiojo kelias. Tai. Nu ir ėjome. Anksti kėlėmės, anksti išėjome iš Vilniaus ir jau labai pavargom. Tai kad dar eina tik tai 11 valandų, nereikia čia pavargti. Mes labai pavargom. Čia niekas mūsų neužjaučia, duoda valgyt, gerti ir liepia eiti. Kur tas ežeras? Taip, tai turim 50 kilometrų, tuoj bus pasiektas, žiūrim į laikrodį. Va, be 10 metrų bus 50, va. Ir
tai bus pusė kelio, paskui apsisuksim ir eisim toliau iki Alytaus. Visas kelias yra įveikiamas, svarbiausia turėti gerus batus, gerą kompaniją ir vazelino. Ir gyvena šeimyna. Čia daiktų parceliuojam, galim parduoti jums lasdų turim, bandelių, makaronų, nu žodžiu. O ką valgysit, kai viską parduosit? Jau tada žiūrėsim. O tu ieško Arinos Powerbanko. Motorola gamtoj sutinkamas žaliais marškinėliais ir ėjimo bateliais. Tai ir Jis atrodo nedvėsmingas, bet iš tikro yra tikras vakarėlių liūtas. Miau. Gerai. 50. Trečias, kai nuėjau 50 km ir eiti visai nesunku. Gerokai sunkiau yra tiems, kurie iš tikrųjų stengiasi dėl neįgalių vaikų, dėl kitų visuomeniai pagalbos reikalingų žmonių. Tie nueina žymiai didesnius žygius. Tai, ką mes čia nuėjom šiandien, tai buvo malonumas, džiaugsmas ir gera kompanija. Pirma, tai yra iššūkis savo. Tai yra įrodymas, kad fiziškai galima įveikti ir nuovargį, ir sunkumus, ir tas labai padeda gyvenime vėliau, kai reikia dėl kažko tai stengtis. Antra, tai labai padeda sudėlioti mintis. Ėjimas yra geriausias būdas išspręsti kokią nors problemą ar galvosūkį. Ir trečia, tai yra labai gera bendruomenė. Ir tas ėjimas yra džiugesys dėl to, kad žmonės, kurie eina kartu, palaiko, juokauja, nori, kad tu eitum kartu, nori, kad nueitum visą atstumą ir kartu, jeigu kažkam kitam sunku, tai irgi labai smagu yra palaikyti. Tai dėl to renkuosi būtent šitą žygį. Porą metų. Bičias. 70, žinai, jau nuėjo. Ties galiūnai pasiruošę. Sako, nenueisiu daugiau. Ten prie tokio kryžio atsisėdom. Ir pailsėjo. Sako, ne, sako, aš jau čia ir liksiu. Sakom, nu taip, bet mūsų mašina punktas, checkpointas yra 80, tipo dar 10 kilo. Nu gerai, sako, tai jūs gal, sako, mane atvažiuokit, paimkit. Aš jam sakau, tai mes dabar 2 valandas eisim iki mašinas, tada, kol atvažiuosim, tu 2,5 valandos čia šalsi. Nu gerai, einu. Saulė vyrė, saulė vyrė, vienertelis kepė. Bet iš tiesų tos akimirkos, pabuvimo gamtoje naktį, po dangumi, netokios ir dažnos mūsų visuomenėje, mūsų gyvenime. Ir kartais jos gali ir keisti gyvenimus, susumuoti savo jausmus ir virsti vienu gražiausių prisiminimų galbūt gyvenime, nes kada esi rūko jūroje priešais mėnulį, netaip ir dažnai tas nutinka, tai tikrai nepatirtos emocijos. O jų kartais taip reikia mūsų tėvams, kurie augina autistiškus vaikus, kadangi dažniausiai mūsų pasaulis yra tik namai, tik vaikas, tik tai kažkoks siauras pažįstamų ratas ar specialistų ratas. Tai aš manau, kad tai yra labai ir simboliška ir prasminga suteikti tą galimybę pabūti tiesiog atviro didelio pasaulio dalimi. Motivacija buvo pabaigti žygį. Labai didelė. Didelė? Labai didelė, superinė. Nebuvo truputį, kad jau ties kažkurio momentu jau viskas. Ne, kadangi buvo labai gražus rytas, fantastiškas rūkas, labai gražus mėnulis. Iš tiesų tai tiesiog ėjau ir grožėjausi.
kurie eis šimtuką įveikė. Nei vienas neiškrito. Tai tas turbūt svarbiausiai, kad visi praeitų savo užsibrėžtą tikslą. Aišku, tai sunku kaip kiekvienais metais, bet žinai, kas bus, kas laukia, ir netgi smagu, ir labai smagu pamatyti žygeivius, kurie jau 2 ar 3 metus prisijungia ir palaiko šitą iniciatyvą. Man kaip žmogui, kuris dirba su visuomenės nuostatų keitimu, yra ypatingai svarbu, kad prie šio žygio jungiasi ir padeda jį organizuoti žmonės, kurie ne visai tiesiogiai susiję su autizmu, ne visai tie, kurie augina vaikus autistiškus, ar ne visai tie, kurie dirba su tokiais vaikais, o žmonės iš tiesų tie, kuriuos pakviečia pati širdis prisijungti prie misijos. Tai yra ypatingai svarbu, kad mes įsiritam iš savo uždaro rato ir galim kalbėti platesniai visuomeniai, platesniam ratui. Ir tai tikrai labai jaudina, kad žmonės aukoja savo laiką, savo kojas, savo valios pastangas ir dalinasi keliu, kad kiekvienam vaikui būtų lengviau mūsų šalyje gyventi. Tai aš labai dėkinga visiems už tai.